Jaukiai ir stilingai kalėdoms papuošti namai. Puošiame ir vadovaujamės pagrindinę taisyklę – 3 akcentai kambaryje. Tai yra eglutė, vainikas ir viena pagrindinė kompozicija. Vengiame smulkios puošybos įvairiose kampuose ir akcentuojame 3 pagrindinės dalis, jas vieningai puošdami, galbūt vienodų stilium ar vadovaudamėsi viena ar keliomis pagrindinėmis spalvomis. Tai turėtų būti 2 pagrindinės ir viena akcentinė spalva. Dabar parodysiu Jums, kaip padekoruoti komodą, židinį ar stalą. Taip pat tokia puošyba tiktų ir kalėdiniai palangiai. Kuriame kalėdinę kompoziciją iš kelių elementų. Pagrindinė centrinė figūra yra kalėdinė eglutė. Pasirinkome šį žavų metalinį stovą, ant kurio pakabinome kelis žaisliukus. Tai yra atsikartojanti miško spalva tiek vazoje, tiek stiklinėme žaisliuke. Deriname kelias skirtingas vienodo dizaino vazas, į kurias merkiame kalėdinės šakeles. Tai gali būti tiek gyvos, tiek dirbtinės kompozicijos, kurios taip pat atrodo gana puošniai. Taip pat ant stalo itin derės kalėdinė žalia žvakė bei vainikėlis atkartojantis jau pamerktos kompozicijos motyvus. Mielas ir auksinis kalėdinis akcentas, derinant tiek aukso spalvą, kuri yra itin madinga šį sezoną, tiek pagyvinant turimą kambarinę augalą auraukariją, apšviečiant ją labai dailią smulkę LED girliandą, bei į kompoziciją įliejant šiek tiek ir kalėdinės šilumos. Šiam akcentui ir gražiam kalėdiniui kampeliui parinkome trimito formos žvakidę, paprastą baltą žvakę bei kelis kalėdinius elnius. Kalėdų klasika ir vienas pagrindinių motyvų tai yra kalėdinis spragtukas, kurį panaudosime puošybai tiesiog didesnių erdvių, tai yra gana didelis elementas ir derinsime įvairias figūrų aukščius bei vieną masyvesnę kompoziciją iš pušies šakų, kurios galėsime taip pat pakabinti įvairios formos spragtukus bei šalia pastatyti figūreles. Kalėdų nuotaiką kuria ne tik vaizdas, bet ir garsas. Tad kalėdinė muzika mūsų kompozicijose taip pat padeda greičiau sulaukti šiltų kalėdų. Taip pat dalinuosi dar keliomis idėjomis bei akcentais apie kalėdinę puošybą. Tai yra kalėdinė namų tekstilė. Ji dažnai nepelnytai pamirštama, tad drąsiai eksperimentuokite ir naudokite įvairias staltieses ar takelius. Nepamirškite ir žvakidžių, kurios gali būti ne tik klasikinės ir puošnios, bet ir išties žaismingos. Kalėdų nuotaiką kuria įvairios šuniukų ar katyčių žvakidės, šviečiantis kankorėžiai. Eksperimentuokite su savo mylimų augintinių motyvais, netgi ir kalėdiniai briedžiukai. Taip pat kompozicijos ne tik žemyn ir vieno aukšto, bet ir kiek aukštesnės ir didesnės, kaip įvairios šakos, vazų kompozicijos bei metaliniai karkasai, ant kurių galima tikrai įdomiai sužaisti idėjomis. Tiek LED girliandos, įvairūs žaisliukai ar tiesiog pati viena iš savęs, jis sukuria minimalistinę nuotaiką bei akcentą. Taip pat viena iš idėjų palangiams būtų puošyba mažomis eglutėmis. Patarimas būtų derinti skirtingo aukščio bei kelis elementus pagyvinti palangiai. Šiuo atveju turime šviečiančias, apsnigtas eglutes. Tol, kol laukiame sniego, kuriame magiją namuose ant palangės. Tačiau apsnigtos ir šviečiančios kalėdinės eglutės itin pagyvins ir sušildys mūsų namų kalėdinę atmosferą. Prenumeruokite mūsų kanalą ir sužinokite daugiau idėjų jaukioms kalėdoms.